Kokia būtų kondicionieriaus priežiūra? Tai esminis dalykas yra prisižiūrėti kondicionieriaus filtrus. Tai čia yra pavyzdys, kaip atrodo švarus išplautas filtras, o čia pavyzdys, kaip jis atrodo nevalytas. Tai iš esmės filtrus reikėtų prisižiūrėti kas kokius 3 mėnesius patikrinti, kaip jie atrodo, o ir iš karto išplauti, taipogi nepakenktų. Kas gali atsitikti ilgai nevalius filtro? Ilgai nevalius filtro gali jum suprastėti šildymo, šaldymo kokybė. Tai reiškia, kad jisai kuo labiau pasidengia dulkėmis, kuo silpniau paima orą, tuo silpniau jisai veikia. Tai gali daryti iki to šaldyme, kad jisai užšals viduje ir jis nepūs visai. Tai čia tokie pagrindiniai. Jeigu su šildymu, tai nieko blogo kažko tais neatsitiks, apart to, kad jisai šildys prasčiau, tol kol nustos visai šildyti ir pradės mesti klaidas. Tai tokie filtrai jau yra blogai. Juos reikėtų valyti ir dažniau, negu šiuo atveju dabar yra jie išimti.